žinai, grįžtant jeigu prie vakarėlio, tai akivaizdu buvo, kad, žinai, tikrai daug kas ten vyko, tikrai nepateks į trailerį. Reikia atkurti tiesiog, žinai, tinklą įvykių, kurie, tarkime, privedė prie šito vakarėlio, nenusisekusio. Aš manau, katastrofos vaidmuo yra labai svarbus, todėl kažką, tarkime, organizuoti, kas nenusiseka, yra labai svarbu. Nežinau, man tai pats vakarėlis tai buvo baisiai toks išbarstytas, nes buvo labai daug žmonių, buvo ankšta, buvo sunku prasistumdyti. Kai tik tai buvo paskelbta, kad vakarėlėje bus filmuojama 10 kamerų, iš karto, žinai, pasikeitė viso vakarėlio, žinai, atmosfera. Kamera disciplinuoja. O kas ten buvo per vakarėlis? Metų šventė, švenčių šventė, buvo ir Kalėdos, ir Velykos vienu metu. Ir buvo kūčiukų, ir buvo blynai, Janso blynai, ir buvo kiaušiniai margučiai. Ir dar po to ir mūsų, aišku, kalakutas. Ir dar švenčių šventė buvo. Ne, tai žinoma, kad detalį čia neatsiminsi tiesiog. Ėmė Jansas daužyti kiaušinius. Bet vakarėliui tai buvo sveika. Netgi galima pagalvoti, kad specialiai tie kiaušiniai buvo sudėti, kad kažkas paimtų juos ir sudaužytų. Taip, žinai kaip. Jansas ėmėsi transgresijos. Sunku pasijusti beždžionę. Tie patys sakė Andriušis. Ne visos beždžionės kilusios iš Janso, bet visi žmonės kilo iš beždžionės. Ir nuo kada tada žmogus pasidaro beždžionė? Ar nuo 18 mėnesių, kai ima atpažinti save veidrodį? Ar Lakanas tiesiog apsiriko prasmingai? Nes žmogus atpažįsta veidrodį, ne save, o beždžionę. Nes atpažįsta saviem, neužtektų fantazijos. Televizoriaus santykis man labai keistas šitam sapne su žmogum. Aristotelis pataisytų apibrėžimą, kad žmogus tai gyvūnas turintis papildomą sugebėjimą gyventi viešą politinį gyvenimą. Jis pataisytų žmogus tai gyvūnas žiūrintis televizorių. Kai įsijungia televizorius, baigėsi psichoanalizė. Tai vėlgi ta analogija su gyvūnu. Teko matyti gyvūnus, pavyzdžiui, žiūrinčius televizorių. Jie žiūri visai kitaip galbūt. Paskui tapo. Kiekviena laida filmuotinė. Akis ir kiaušiniai keičiasi vietomis. Jaučio akis yra įstatoma į vaginos prieangį. Įsivaizduoji, kaip tai turėtų atrodyti? Yra kitos scenos, kur irgi tarp kojų, sakykime, tarp kojų yra sutraiškomi kiaušiniai, kurie bėga šlaunimis ir varva žemėn. Čia tas pats, va tą jau sakyje, aš apie literatūrą dabar. Aš manau, kad gyvūnai vis dėlto gal iš pradžių darytų apie gyvūnus laidą, ne apie savo šeimininkus. Apie ką darytų tavo šuo? Neturiu šuns. O kas suvalgė tavo kameros laidų? Draugės šuo. Turiu žiurkės. Apie ką darytų tavo žiurkės? Aš manau, mano žiurkės darytų laidą apie žiurkių uodegas iš pradžių. Mano viena žiurkė neturi uodegos. Ir dėl to jinai yra labai žmogiška. Kai žmogus atlieka
agresyvų jausmą, jaučiasi, kad jis pats tampa įrankiu tam tikrų besmenių. Ну, а ką geria? Женщины обезьяны. А ką jisai geria? Женщины обезьяны, не знаю, не показывают. Кока-кола? Не глазу. Negalima. O kokia čia beždžionė iš vis? Tarsi ore atmosferoje, pokalbiuose susikaupė toks energijos pliūpsnis, kuris tam tikrų momentų įsikūnyja į vieną iš dalyvių ir jo rankomis, jo kojomis, jo dantimis ar liežuviu išsilieja. Toje vietoje yra tam tikras besmeniškumas, kuris leidžia sakyti, kad tas žmogus neįžeidžia manęs, neužgauna manęs. Net nežinau, to linksmina, nes tas agresyvus veiksmas jis nėra atrakcionas, tai nėra pramoginis kiaušinių daužymas. Bet čia ką aš matau, iš ryto buvo labai švaru ir aš kiek žinau, nors aš to nemačiau, čia tu prišiukšlinai. Ir prišiukšlinai ne taip, kad aš paimčiau ir surinkčiau tą šiukšlės, bet čia reikės išvalyti. Aš esu darbuotojas. Gerai. Rytoj. O tu direktorius esi? Taip. ŠMC direktorius gal? Pats direktorius ir atsiųsi darbuotoją? Ne, aš taip. Kaip žavu, pažiūrėkim. Tik tiek?